Šiandien atsitiko Lietuvos gyvenime neeilinis įvykis. Visi įrengimai yra sukomplektuoti iš Vokietijos. Turime ir gana rimtų klientų, kurie pas mus spausdinasi. Eik tu valgyt nefilmavę. Paspaudžiamas mygtukas ir didžiulis mechanizmas ima veikti, sukasi krumpliaručiai, juda ilgiausios popieriaus juostos, iš povolų išlenda vis nauji Lietuvos ryto numeriai. Taip gimsta didžiausias šalies dienraštis naujoje spaustuvėje. Nesigilinant į rekordus, vis tiek negali nesistebėti. Naujoji spaustuvė buvo suprojektuota ir pastatyta tik per 1 metus. Mus vertė skubėti kelios aplinkybės. Pirmoji, kad vis dėlto norėjome, kaip aš jau minėjau, kad laikraštis būtų geresnės kokybės, kad mes jį galėtumėm spausdinti, kada norime, kiek norime, o ne priklausyti nuo kažkokios spaustuvės valios. Mūsų šitą ryžtą sustiprino ir vasaros įvykiai, kai mes norėjome pradėti spausdinti pirmadienio numerį, tačiau valstybinė įmonė Spauda mums atsisakė dirbti sekmadienį ir todėl mes buvom priversti tą pirmadienio numerį spausdinti su maža spausdinimo mašina Vilties spaustuvėje. Naujosios spaustuvės projektavimas ir statyba kainavo apie 16 milijonų litų. Kaip sako vyriausiasis redaktorius, šiam darbui iš vyriausybės nebuvo prašyta nė cento. Tai labai svarbu, norint išlikti iki galo nepriklausomais. Kita vertus, be savo spaustuvės tokio didelio laikraščio ir net spausdinsi. Be to, naujoji spaustuvė sukūrė papildomai 60 darbo vietų. Visi mechanizmai ir medžiagos atvežtos iš Vokietijos, o popierius perkamas Švedijoje. Tad, kaip juokauja vyriausiasis redaktorius, jokių ryšių su rytais nebėra. Nu, kaip teigia spaustuvės direktorius Petras Lunys, dabar spaustuvė gali spausdinti 64 puslapius, o nuo kitų metų kovo mėnesio padidinus galingumą jau bus galima atspausdinti 128 puslapius. Vokiška technologija sudaro galimybę tiek laikraštį, tiek reklamą spausdinti spalvotai. Šiandien sukanka lygiai metai, kai pradėjo veikti Lietuvos ryto spaustuvė. Pirmosiomis dienomis jį spausdino antrąją dienraščio dalį, kuri tuomet irgi nebuvo itin stora. Kas galėjo pagalvoti, jog per metus daug kas pasikeis? Šiuo metu spausdinam apie 30 laikraščių. Šiuo metu į spaustuvę investuota 15 milijonų litų, vietoj 2 dirba 4 spausdinimo mašinos. Rudenį pradėti spausdinti pirmieji spalvoti leidiniai Verslo žinios, Šeimininkė ir kiti, o taip pat iš tėvynės išguiti opoziciniai Baltarusijos leidiniai Ime ir Belaruskoje Delovaja gazeta, nes šios spaustuvės paslaugos kainuoja pigiau nei kitur. Lietuvos ryto spaustuvėje šiandien dar segami paskutiniai TV antenos numeriai, kurie šią naktį turi būti išsiųsti adresatam. 140 000 egzempliorių tiražas, kuriuo išeis pirmasis spalvoto televizijos priedo numeris, pats didžiausias žurnalo tiražas Lietuvoje. Neturėjome patirties spausdinti tokios apimties žurnalą, todėl pirmasis numeris dalį skaitytojų gali pasiekti šiek tiek pavėlavęs, sakė Lietuvos ryto redaktorius Gedvydas Vainauskas. Pirmasis numeris išeis 44 puslapių, antrąjį rengiamasi padaryti dar 8 puslapiais storesnį.